Pasiruošimą naujam sezonui pradėjo Vilniaus Lietuvos Ryto ekipa. Renaldas Seibutis ir po 2 metų pertraukos į komandą grįžęs Martynas Gecevičius kol kas treniruojasi su nacionaline komanda. Treneris iš Vokietijos Dirkas Bauermanas Vilniuje taip pat neužtruks, nes su Lenkijos rinktinė ruošiasi Europos čempionatui. Strategas nedaro tragedijos, kad daugiau kaip mėnesį Vilniuje jį pavaduos asistentai. Nėra taip, kad be manęs neliks trenerių. Yra asistentai Dainius Adomaitis ir Arvydas Gronskis, su kuriais jau dirbau 3 mėnesius. Jie puikiai žino, kaip turime žaisti. Pirminis ekipos tikslas sėkmingai įveikti Eurolygos atranką. Turnyras spalio 1–4 dienomis vyks Siemens arenoje. Po praėjusio sezono komandoje 7 naujokai, ypač radikalūs pasikeitimai įvyko tarp aukštaūgių. Lietuvos Rytą papildė 5 kart Graikijos ir 2 kart Eurolygos čempionas Andrėjas Glinedakis. Prancūzijos čempionu tapęs kolumbietis Juanas Palaciosas. Į ekipą pateko ir serbas Stevenas Jelovacas. Daug naujų veidų, tokios pažintinės, aišku, ryte sportavom štanginiai. Dabar kažką biškį treneris parodė, ką norėtų ten iš mūsų vizę kokią, dar vakare surinks pasportuosim ir manau treneris išvažiuos. Tai jis nori ir naujokam parodyti, pasakyti gal jis tiesiai, ką jis nori ir paliks mus dirbti. Treneris neslėpė, kad ekipos žaidimui diriguos patyręs amerikietis Omaras Kukas, o startinėme 5 dar norėtų matyti Veržlų Seibutį ir taiklerankį Gecevičių. Treneris pirmiausia sieks, kad komanda gerai gintųsi, tik tokiu atveju galėtume pretenduoti Eurolygą. Taip pat norėčiau tapti Lietuvos čempionu. Kol kas komandoje žaidėjų daugiau nei reikia, todėl dalis jų vėliau bus skolinami. Grįžti į Lietuvos Rytą vėl pretenduoja Deividas Dulkys ir Paulius Dambrauskas. Ekipa turėtų pasilikti bent 13 žaidėjų. Traumų, nuovargio ar kitų nenumatytų aplinkybių atveju bus galima atsigręžti rezervą. Dabar koncentruosimės ne į tai, ką atkabinti, o kaip pajusti vienam kitą. Iš principo man labai patinka ši sudėtis ir ji tikrai bus geresnė nei praėjusį sezoną. Kitą savaitę komanda kelsis į Druskininkus, ten sužais pirmas kontrolinės rungtynes su Ukrainos ekipomis. Rugsėjo 7–10 Lietuvos Rytas dalyvaus Vlado Garasto taurės turnyre Klaipėdoje, o rugsėjo 20–22 žais turnyre Bamberge. Reporteris Edgaras Maslauskas, Vilnius.